Brangieji žodžiai, kurį šiandien girdėjome mišių liturgijoje, mes meditavome visą savaitę. Tik klausimas, kas klausydamasis mūsų komentarų iš tikrųjų atsivertė ir patį Evangelijos tekstą? Jei mūsų sekate, kviečiu kasdien imkite Evangeliją į rankas, skaitykite ją, leiskite žodžiui pasilikti atmintyje. Žodis persunktas Dievo dvasia širdyje daro gerą, patikėkite. Šiandien ateina svarbus momentas paklausti, o ką Viešpatie tu sakai man? Ne kunigas Raimondas, ne kunigas Edgaras. Kur nori mane paliesti, ką apšviesti, pataisyti, įkvėpti? Ką tavo žodis sako konkrečiai man? Rastam laiko, 10-15 minučių. Atsisės su žodžiu, perskaityk. Užduok Dievui klausimus, įsiklausyk. Nebūtina iš karto gauti atsakymus. Jau pats klausimosi procesas moko, kad tikėjimas tai yra ieškojimas kažko išmintingesnio už mane. Vien klausydamasis aš ugdau savo protą, mintį, širdį. Mokausi girdėti giliau, ne tik paviršinius jausmus ar emocijas. Ir dalyvaudamas mišiuose, įsiklausyk į skaitinius. Dievas kalba tau. Verta skirti valandą Eucharistijai. Nebent Visaginė maždaug valanda yra, nedaugiau. Kurie esu, dalyvauju, klausau, o ne tik būnu, svajoju ar esu mintimis kitur. 1 valanda tai nedaug, bet ji gali pakeisti gyvenimą. Gražaus ir palaiminto sekmadienio.